Vynuogių nori? Čia. O, mam, pasižiūrėk. Žiūrėk, mam, kaše. Paliek, mama. Ne, arbūzo nereikia, reikia bananą. Mama, paliek. Jau tuoj užsipšiaudysiu. Užsikimš klausytą vadovą ir pabūk. Ir dabečiaudėsi. Patrinko tai vadiškai. Pasikasyk nusikimš. Bet šitie skardus atrodo. Ar ypač šitie? Aiba. Vis pamirštu parodyti, kaip atrodo tie Food Balance'o, kur mes užsisakėm čia mėnesiui, 20 dienų, 20 darbo dienų. Kaip atrodo tie patiekalai, tai va čia yra pusryčiai. Tada čia yra priešpečiai, toks kaip kokteilis. Pietums šį kartą lazanija. Kadangi grūdėta varškė buvo pavakariams, tai aš tiesiog daviau truputį Nojui, bet ir Nojus nelabai ten jos norėjo. Tai va, aš grūdėtos varškės nemėgstu, tai tiesiog jau jos nebėra. Ir vakarienį čia yra kažkokia žuvis su kažkokiom kruopom, nežinau, kažkaip ir kruopos. Ir čia dar greičiausiai prie žuvies yra tokios kažkokios kopūstų, morkų, salotos, nu, vienu žodžiu, kažkokios daržovės. O aš šiandien visiškai nenoriu to kiaušinio su grikių koše, su grikiais, tai vakar kepiau blynus vaikams vakarieniai, tai liko dar, žodžiu, tai šiandien pusryčiam blynai, o tą kiaušinį galbūt vėliau suvalgysiu, nežinau. Labą dieną. Šiandien pirmadienis, vaikai neina į darželį, nes sloguoja truputį, bet kadangi nėra temperatūros nieko, nusprendėm važiuoti prie jūros pasivaikščioti. Ką veikiat? Žaidžiam vames komu raz, va, 3. O tu ką veiki? Nieko. Bet man liko jau vienas kartas. Atvažiavom į degalinę prisipilti degalų ir Rolandas nupirko kavos ir dešrainių. Žodžiu, pas mus vėl nėra elektros. Pagrindinė priežastis, kodėl nusprendėm važiuoti prie jūros, nes nėra elektros namie. Vėl, jau čia trečias kartas per nežinau kiek laiko. Tai nebus vėl elektros iki maždaug 4 valandos. Ir kadangi nėra elektros, nusprendėm kažką atvažiuoti užkasti į degalinę, kad per daug neišauktumėm vaikštumi prie jūros, nes mums žinot, kad pristatinėja dabar vat apie mėnesį, savaitę jau maždaug pristatinėja maistą, jau antrą savaitę prasidėjusi, kai mums pristato maistas, subalansuotas maistas, apie tai galėsiu papasakoti vėliau truputį, bet nesu ypatingai kažkaip ten patenkinta skonių ir panašiai, ir skonių ir kiekių. Bet, nu, žiūrėsim, galėsiu parodyti, ką ir šiandien pristatė, pusryčių net nevalgiau iš jų, nes ten iš vis kažkokia nesąmonė, kažkokie sudžiuvę ryžiai, tai žodžiu, apie tai galėsiu papasakoti truputį vėliau. Ką veiki? Ai, čia manys. Nu taip. Čia padėsiu. Dėk, dėk. Nojus valgo.
Tėti. Ką? Va štai ten yra plunksna. Debesis. Aš turiu. Debesis plunksna. Ai, tai... Labas. Labas. Mua. Mua. Labai gerai. Šilta, jo. Mua. Eime. Kas atostogauja? Ne, ten jie dirba žmonės tam laive. Ne, atostogauja. Atvažiavom į Palangą tam, kad nueiti žaidimų aikštelę. Šitoj dar niekada nebuvom. Ir jinai gigantiška, bet aš galvoju, ar jinai kartais nėra uždaryta. Ir aišku, ta aikštelė uždaryta, nu čia turbūt, kas Palangoje gyvenat, nieko nestebina, bet aš likau nustebinta. Nes ir Google rašė, kad atidaryta iki 10. Ir šiaip nugalvojau, blema, toks dalykas kaip žaidimų aikštelė negali būti uždarytas tiesiog. Bet matyt, Palangoje viskas tik sezono metu veikia. Tai žodžiu, aikštelė uždaryta, tai va, vaikai vaikšto po mišką. Aš važiuoju su Noju miegančiu per takutį. Biškį pasivaikščiosim, kol Nojus miegos. Ką tu čia darai? Mane primušiai. Radom kitą aikštelę. Nu, nei iš tolo nepanaši į tą, kur tenai yra. Bet sueis. Nojus miega išsižiojęs. Luna, ką čia darai? Aš čia noriu padaryti. Naujus namus susiradai? Svečiu. Efektas. Labas, žadėjau šiandien truputį kitaip atrodyt, galvojau pasidažysiu, atsisėsiu normaliai, nufilmuosiu jums ten video. Nu, realiai, aš šitą vlogą, kurį dabar žiūrit, filmuoju jau nežinau kiek laiko, jūs turbūt geriau žinot, nes matėt jau viską, kas prieš tai buvo. Bet žodžiu, norėjau va čia dabar prisėsti, tokį gyvenimo update'ą padaryti, jums papasakot kaip kas ir panašiai, nes keli tokie įvykiai įvyko. Ir žodžiu, norėjau, nu taip jau normaliai tokį atsisėdus video nufilmuoti. Bet gyvenimas yra gyvenimas, žodžiu, vakar dirbau visą dieną, tada dar ten su Nojum reikalų buvo, vakare Nojui pakilo temperatūra, tai jis irgi ten blogai jautęs, nenorėjo nuo rankų nulipti ir panašiai, tai spėjau tik tai plaukus susigarbanot, tai bent kažkiek iš žmogų panašiai atrodau. Ir šiandien irgi jam temperatūra, tai neįsivaizduoju, kas jam yra, nes realiai be temperatūros nieko daugiau nėra. Tai neprisimenu, ar jam yra buvus 3 dienė, tai gal čia ta 3 dienė karštinė yra. Neįsivaizduoju, nu tikiuosi, nes šiaip jam nei slogos, nei kosulio nieko nėra. Tai va, tai gerai, kad bent Rolandas šiandien namie, tai galiu dabar taip ramiai prisėsti video nufilmuoti, nes jeigu Rolandas šiandien dirbtų, tai būtų be šansų. Šiandien yra vasario 15 diena, tai vakar buvo Valentino diena. Nu, kaip mes paminėjom, tai, žodžiu, aš gavau ausinės dovanų, galėsiu vėliau parodyti. Rolandui nupirkau alaus sixpacką Koronos, nupirkau saldainių, nupirkau čipsų, nu, žodžiu, tokių simbolinių dovanėlių, nupirkau dar ledų jam patinkančių, nes, žodžiu, dabar truputį visi mano pinigai į kitas vietas eina. Tai va, tai į kur tie mano pinigai eina. Tai, nuo ko čia neįsivaizduoju pradėti jums pasakoti. Ne per seniausiai, prieš kokią gal savaitę, nupirkau mums visiems kelionę į Turkiją.
7 naktų poilsinė kelionė tiesiog su all inclusive viešbučiu, kad tiesiog nuvažiuotumėm, kaip nuskristumėm, aišku, kur važiuoti reikės, kad tiesiog nuvyktumėm tenai ir nieko nereikėtų daryti, nei ten kažkur vaikščiot, nei ten sightseeing, žiūrėti kažkokius objektus, nei ten gilintis į šalies istoriją ir panašiai, nepažintinė kelionė, tiesiog visiškai poilsinė, prie baseino, prie jūros, pasidegint, pažais vaikai su vandeniu, ten yra visokių atrakcionų ir panašiai. Žodžiu, rinkausi viešbutį tokį, kuris būtų labai pritaikytas vaikam ir šeimom su vaikais. Tai man atrodo, kad tokį ir išsirinkom, nes vakar klausėt manęs per storius klausimų langelį, buvo porą klausimų, 2 ar 3 klausimai, kokį viešbutį išsirinkom, nes jūs irgi kažko to paties ieškot grinai šeimoms, į šeimas orientuoto. Tai parašiau, atsakiau į klausimą storiuose, parašiau kokį viešbutį išsirinkom, ten Quattro Family Club Dem kažkoks ten viešbutis. Ir gavau porą atsakymų, kad labai geras pasirinkimas, jūs irgi buvot praeitais metais, rugsėjo mėnesį kažkas, bet berods buvo ir vasara buvo rašę, bet vasara žiūri karštą, tai mes važiuosim gegužės mėnesį. Tai čia bus tokia jau sunkesnė kelionė, skrisim aišku, nereikės su ten mašina važiuoti ir panašiai, bet vis tiek reikės nuvažiuoti iki Vilniaus, tada Vilniui pernakvoti, tada labai anksti ryte ten apie 5:30 skrydis, tada skrydis ten apie 3 valandas, tada apie porą valandų dar važiuoti iki viešbučio nuo oro uosto, bet mes važiuosim ne vieni, važiuos ne tik mūsų šeima, bet važiuos ir mano Instagramo kolegė, galima būtų tai pavadinti. Mes su jie kartu dirbom ties keliais projektais ir iki šiol dar dirbom. Ir kažkaip mes Instagrame susipažinom, jinai, man atrodo, buvo mano sekėja, buvo mano prenumeratorė YouTube'ai, paskui tenai mes kažkaip pradėjom prieš kokius, nežinau, gal 3-4 metus bendrauti per Instagramą, kas susijęs su ten visais socialiniais tinklais ir panašiai, jinai su reklama užsiima. Tai žodžiu, jinai irgi panašiu metu norėjo į Turkiją su savo šeima važiuoti. Ir kažkaip pakalbėjom, kad būtų faina kartu važiuoti į tą patį viešbutį tuo pačiu metu. Tai viskas taip gavos, kad jie užsisakė irgi tą patį viešbutį. Tai bus visa mūsų chebra, tai bus 4 vaikai ir 4 suaugę. Tai mūsų 3 vaikai ir jų 1 vaikas. Tai man atrodo bus labai faina, nes vis tiek mes būsim ne vieni, turėsim ir tos chebros, turėsim su kuo ir apie suaugusių dalykus pašnekėti ir panašiai. Ir mes mamos galėsim ištrūkti vienos palikusios vyrams vaikus. Tai man atrodo, kad tikrai turėtų būti labai faina. Mūsų kelionė su skrydžiais ir su viešbučiu all inclusive, ten ultra all inclusive, tai ten tas pats geriausias paketas, kainavo 2600, truputį daugiau negu 2600, nes dabar yra testurė, mes pirkom visą šitą paketą kelionės, tai dabar yra testurė ir tuose perpardavinėtose, kurie testuro kelionės perpardavinėja, tai pas juos irgi yra ta nuolaida, šeimų nuolaida, šeimoms su vaikais, jeigu yra 2 suaugę, 2 vaikai arba daugiau vaikų, tai ten iki 12% nuolaida, man atrodo, yra kelionių paketam, tai mes tą nuolaidą irgi pasinaudojom. Tai ten gavos apie 300-400 nuolaidos. Jeigu girdit nojų verkianti, tai blogai žmogus jaučias, davėm vaistų, bet vis tiek dabar turėtų šiuo metu miegoti, nes dabar yra apie 1 valanda. Tai sunku jam, žmogus sunku, nori būti ant rankų ir toksai irzlus visas, žinot, kai vaikai serga, tai taip jau būna. Tai va, tai tokie dalykai su tom kelionėm. Kas čia dar? Čia dabar tokie sveikatos reikalai. Kažkurią čia dieną, man atrodo sausį, man atrodo dar sausis buvo, gal sausio pabaiga, gal sausio vidurys, gavau žinutę, kviečiame nemokamai pasitikrinti dėl gimdos kaklelio vėžio, ten pagal tą programą nuo 25 berods metų kviečia tikrintis. Aš jau esu buvus ar 1 ar 2 kartus pasitikrinti, ten kur tą citologinį tyrimą daro. Ir dabar gavau žinutę ir galvoju, jo, reikia nueiti pasitikrinti, nes paskutinį kartą tikrinaus prieš kokius 4 metus, prisimenu, buvau po Tajaus gimdymo. Tai po Tajaus gimdymo mane ten tikrino, nieko nerado, viskas gerai. Tai galvoju, ir dabar reikia nueiti profilaktiškai pasitikrinti, vis tiek yra nemokamai, tai kodėl to nepadarius. Nuėjau savo nieko negalvodama ir žodžiu ateina atsakymai po kokios savaitės. Rastos atipinės ląstelės ir galimi žymus pakitimai. Tai žodžiu, aš pradėjau googlinti, nes man patinka žinoti informaciją, aš jau vakar per storius apie tai truputį pasakojau. Man patinka žinot, ar tai kažkokia liga, ar tai kažkokie darbiniai dalykai, ar šiaip kažkokia tema. Man patinka pagooglinti informaciją ir žinot, kas kaip. Tai aš irgi išsigooglinau tenai viską, išsigooglinau, ką reiškia tie visi atsakymai, ten tas HSIL,
tie žymus pakitimai, kaip ten yra, jeigu galimi žymus pakitimai, tai reiškia dar nėra patvirtinta, reiškia reikia daryti tyrimus, kad patvirtintų. Tai žodžiu, tam viską išsigūglinau, kažkaip ramiai nieko ten, kažkaip pesimistiškų, kažkokių minčių ten nebuvo, o aš mirsiu, ten man vėžys ir panašiai. Tiesiog pasigūglinau informaciją ir ramiai laukiau ginekologijos vizitų, užsiregistravau pas ginekologiją, kad tiesiog sužinot, kokie tie tolimesni veiksmai, nežinau, kad tolimesnius tyrimus reikia daryti. Nuėjau pas ginekologę, ten mane apžiūrėjo, paaiškino, ką tie visi tyrimo atsakymai reiškia, tai realiai pakartojo tą patį, ką aš Google buvau paskaičius, tai jau viską kaip ir žinojau. Ir žodžiu, man padarė tą apžiūrą ir negalėjo tuo metu man daryti ten to tolimesnio tyrimo kolposkopijos, ten kur su mikroskopu žiūri tenai viduj ir žiūri, kur ten tie pakitimai yra, ar jie ten kažkokie yra tie pakitimai ar nėra. Ir jeigu yra pakitimai, tada daro biopsiją gimdos kaklelio. Tai žodžiu, negalėjo man tuo metu padaryti, nes tiesiog buvo per mažai laiko, konsultacija yra skirta 20 minučių, o tas tyrimas, jeigu dar su biopsija, tai užtrunka žymiai ilgiau, ten 40 minučių valandą gali užtrukti ir panašiai. Tai žodžiu, sako, aš tave dabar apžiūrėsiu, paimsiu ŽPV tyrimą, tai ŽPV tyrimą man padarė ir sako, užsiregistruok kitam kartui kolposkopijai, kad tiesiog mes turėtumėm daugiau laiko. Tai žodžiu, padarė man tą ŽPV tyrimą, atėjo tyrimo atsakymai, kad yra 16 tipas, tai irgi šitą dalyką jau žinau, kad 16 ir 18 yra tie pavojingiausi tipai, kurie ir sukelia tą gimdos kaklelio vėžį. Man atrodo, apie 75% visų gimdos kaklelio vėžio atvejų sukelia būtent šitie tipai, 16 ir 18. Tai šitą aš jau žinojau už seniai. Bet tada vėl gavau tą atsakymą, kažkaip ramiai, nėra pas mane ten kažkokios panikos, kad va Jėzus, čia dabar 16, jau viso, jau čia reikia, nežinau, testamentą rašyti ir panašiai. Tiesiog pasiskaičiau. Žinau, kaip ten kas ir panašiai. Ir tada užsiregistravau pas šeimos gydytoją, nes man reikia vėl gauti siuntimą, kad būtų ginekologo konsultacija nemokama, nes aš privačioj klinikoje esu užsirašius, esu registruota. Tai žodžiu, šeimos gydytojai išrašė man siuntimą ir dabar aš laukiu, kol atsiras laikai, kovo mėnesio nemokami laikai konsultacijai, kad galėčiau užsirašyti į kolposkopiją, kad padarytų man tą tyrimą. Tai šiandien ginekologija paskambino, dar kartą patvirtino, kas ten rasta, kas nerasta ir panašiai. Ir sako, va, užsiregistruok tam ilgesniam laikui, būtinai pasakyk, kad registruojas kolposkopijai, kad tu rezervuotų tą ilgesnį laiką, nes sako, jeigu reikės daryti biopsiją, tai tiesiog ilgiau užtruks. Tai žodžiu, kažkada kovo mėnesį, tikiuosi, kad kovo pradžioj, gal vidury, nes nereikia, kad būtų po mėnesinių, ten 10-20 ciklo dieną. Tai žodžiu, registruosios šiandien vakare bandysim skambinti ir jeigu ką, tai pirmadienį, nes kadangi rytoj šventinė diena, paskui savaitgalis, tai žodžiu, bandysim registruotis tai kolposkopijai ir tada jau lauksiu, kaip ten su tais tyrimais. Ten žodžiu, kaip minėjau, su mikroskopu žiūri, ten paskui purškia kažkokią acto rūgštį specialią, kad tenai pasižiūrėti, nes kažkas ten išryškėja, jeigu kažkas blogo yra. Žodžiu, jie ieškos, kas ten pas mane blogo yra ir jeigu ras kažkokių ten tų blogų vietų, nežinau, aš kaip ten moksliškai viskas vadinas, jeigu rastų kažkokių blogų vietų, tai ims biopsiją iš gimdos kaklelio. Kiek žinau, nėra maloni ta procedūra ir aš įsivaizduoju, kad tikriausiai skaudės, nes sako, jeigu bijai skausmų, tai tada galiu tave, sako, nusiųsti į ligoninę, ten negali su narkozę daryti, bet man narkozę dėl tokios procedūros daryti kažkaip, nu gal ne. Jau jeigu 3 vaikus pagimdžiau, tai gal kažkaip ir tą biopsiją ištversiu. Tai žodžiu, šitas dalykas. Tai va, tai nieks dar neaišku, savęs, kaip sakant, dar į karstą nekišau, nes kiek ir susilaukiau jūsų žinučių, viena man draugė parašė, kad pas ją irgi tas pats dalykas buvo, irgi rado pakitimų, bet pas ją buvo nežymus pakitimai, pas mane galimai žymus pakitimai. Ir rado tų pakitimų, darė tą kolposkopiją, rado ŽPV irgi 16 tipą, tai žodžiu labai panašiai. Pasikalbėjom su ją, tada kita pažįstama parašė, kad jai irgi labai panašiai buvo, tai aš kiek iš nuogirdų aplinkinių susidariau įspūdį, kad čia labai dažnas yra variantas. Tie visi pakitimai, ŽPV apskritai turi labai daug žmonių per savo gyvenimą, bent vieną kartą turi beveik visi, tik tai aišku, priklauso nuo to, koks ten tas tipas, ar jisai pavojingas ar nepavojingas, nes vieni yra nepavojingi, kiti yra pavojingi. Arba jeigu 16-18 tie tipai, tai jie yra pavojingiausi. Tai žodžiu, ir aš padariau tą tokią išvadą, kad čia man susikniso visa ta mano sveikata ir tas ŽPV ten išviešėjo mano gimdos kaklelėje per
trečią nėštumą, nes mano imuninė sistema buvo ten iš vis, žemiau plintuso, aš žiauriai blogai jaučiausi ir aš tiesiog, jaučiau, kad mano kūnas yra žiauriai nusilpęs. Tai aš manau, kad tuo metu man ten viskas ir suaktyvėjo visi šitie dalykai, tie visi pakitimai, nes pas mane ir papilomo atsirado ant odos, būtent trečio nėštumo metu, o papilomos sukelia irgi ŽPV virusas, tik tai kiti tipai, kiek man ginekologė sakė. Tai va, tai kada aš užsikrečiau to virusu, nieks negali pasakyti, nes tas virusas gali gyventi 10 metų, žodžiu, labai ilgai gali jis gyventi organizme ir jeigu nėra organizmas stiprus, jeigu imunitetas nėra stiprus, tai tas virusas ir išvešėja, o jeigu organizmas stiprus, tada jis sukovoja su tuo virusu ir jis tiesiog pasišalina iš organizmo. Tai va, tai daug čia prišnekėjau, updatinau apie šitos dalykus, ką čia dar papasakot. Esu susimažinus labai savo klientų, bet man atrodo apie tai jau kalbėjau kažkada anksčiau. Bet dabar atsisakiau dar vienų tokių gan didelių klientų, stambių klientų, nes tiesiog, ten buvo metus laiko, daugiau negu metus laiko mes dabar su jais dirbam, dar vyksta tie paskutiniai darbai su jais, nes dar turiu truputį įsipareigojimų, kuriuos turbūt baigsiu įgyvendinti kitą savaitę, arba šią, arba kitą, dar nežinau kaip ten gausis, turbūt kad kitą. Tai va, tai apie daugiau negu metus mes su jais dirbom, bet tam buvo toks nervų tampimasis, nes man patinka, kai būna viskas organizuota, kai tas prekės ženklas, su kuriuo dirbam, yra organizuotas, kai nėra balagano, kai nėra kažkokio stumdymosi pirmyn atgal tų užduočių, o ten viskas labai, tiesiog labai vargina chaosas, tai aš nusprendžiau atsisakyti to projekto. Paskui, kai užsisakiau tą kelionę į Turkiją, tai galvojau, blema, gal dar pasilikti tam projekte, nes vis tiek, pinigai, jau dar už kelionę reikia susimokėti, nes aš taip moku dalimis ten iki balandžio 10, bet berods reikia susimokėti. Tai taip dalimis po truputį nenoriu ten ir neturiu taip iš kišenės ištraukti 3000 eurų. Tai dalimis taip moku po truputį, tai žodžiu pagalvojau, gal čia pasilikti tą projektą, bet paskui, kai man pasakė jie, kad jau susirado kitą žmogų, tai pagalvojau, kad ačiū Dievui ir gerai, pagaliau tas galvos skausmas nueis nuo manęs, atsitrauks ir galėsiu toliau ramiai daryti savo dalykus, nes aš ne tik administruoju socialinius tinklus, bet ir tinklapius kuriu ir kažkaip pastaruoju metu labai suaktyvėję yra klientai būtent ties tinklapių kūrimu, vis gaunu kažkokią užklausą ir panašiai, tai dabar didžiąją dalį mano darbo sudaro būtent tinklapių kūrimas. Tai va, tai labai aš labai kažkaip per daug nepergyvenu, kad aš ten turiu dabar mažiau tų socialinių tinklų administravimo klientų. Turiu vieną dar kliniką, vieną odontologijos kliniką, tada dar turiu e-shopą tokį vieną, komercijos brandą, tada dar turiu porą smulkesnių, bet žodžiu, tai va, tai taip ir gyvenam. Po truputį, bet tas kliento, apie kurį kalbėjau atsisakymas, tai tikrai, man atrodo, gerą įtaką padarys mano gyvenimui. Kai Rolandui pasakiau, kad va, čia jau viskas, jau nebedirbsiu su to klientu, sako, oi, pagaliau, sako, ramybė bus namie, nes aš vis ten skundžios, vis tas negerai, anas negerai, vis ten kažką papasakoju, tai žodžiu, man tikrai per emocinę būseną kirsdavo bendradarbiavimo su to klientu, tai dabar, man atrodo, tikrai bus ramiau. Tai va, tai tokie dalykai, kelionė, sveikatos problemos, darbai, taip ir gyvenam. Vaikai eina į darželį, šiandien pas juos vasario 16 ta šventė, nes rytoj nedarbo diena. Tai ten reikėjo tokias dėžes apklijuoti, geltoną, žalią, raudoną, tai padarėm šitą dalyką, aš padariau. Rolandas parnešė dėžių iš darbo, aš apklijavau ten su tuo spalvotu popieriu, mūsų užduotis buvo raudonas dėžes padaryti, tai padarėm tas raudonas dėžes. Reikėjo dar kažkokios atributikos lietuviškos, ar tai geltonos kepurės, ten raudono šaliko, bet nieko tokio mes neturim namie. Ir kiek žiūrėjo Rolandas parduotuvėse, viskas iššluota, nieko su lietuviška atributika nėra, tai ėjo vaikai tiesiog paprastai. Bet gal kažkas kažką darželį davė, nes tos auklėtojos vis tiek būna kažkiek pasiruošusios tokių dalykų. Tai va, pastaruoju metu vaikai neserga, tai ačiū Dievui, bet aišku, aš dabar jau pasakiau, tai būsiu prisišnekėjus. Išskyrus Nojų, Nojui kažkas čia atsitiko, net neįsivaizduojam, kaip jisai užsikrėtė, nes dažniausiai Tylūna arba Tajus parneša kažką iš darželio ir tada visi sergam. O dabar Nojus tiesiog taip iš lempos pats vienas susirgo, ta temperatūra jam pakilo. Tai įdomu, kas čia jam yra. Bet va, tokie dalykai, nežinau, ar šiandien dar kažką filmuosiu, gal dar pafilmuosiu. Man atrodo, kad pafilmuosiu dar, o dabar einu kavos gerti. Su jumis pašnekėjau,
Updatinau apie dalykus, gal dar kažką prisiminsiu šiandienos eigoj ir vakare pasistengsiu video sumontuoti, o dabar einu kavos gerti ir toliau prie kompo sėdėti, nes darbų yra dar. Va, dar žadėjau parodyti, kokią dovaną gavau Valentino dienos progą. Šiaip Valentino dienai aš nemanau, kad ten reikia labai kažkokių dovanų, bet, Rolandas nusprendė man dar vieną techninį prietaisą padovanoti. Per kalėdas dovanojo baterijos pakrovėją ir bateriją atsarginę. Tai šį kartą ausinės, aš buvau minėjus, kad aš noriu va tokių kažkokių panašių ausinių. Tai išrinko man čia kažkokias. Dar nenaudojau, dar vis dėžiai, nes kažkaip vis neprisirašiu išsitraukti. Nu ką, taip nieko ir nebefilmavau šiandien, nes Nojus miegojo kokias 3 valandas ir aš gulėjau prie jo, nes ką aš dabar noriu daryti, nežinau, veidą nusiplauti. Nu va, nusiploviau, galiu toliau kalbėti. Tai žodžiu, Nojus miegojo kokias 3 valandas, nes jam temperatūra yra, dabar nėra, nes vaistų davėm, bet labai jisai irzlus ir negalėjau atsitraukti nuo jo, į tualetą norėjau, tai net į tualetą nesikėliau ir valgyti nesikėliau, tai dabar tik tai pietus pavalgau, dabar jau nežinau kokias 5:30 gal. Tai žodžiu, tai gulėjau visą laiką prie jo, saugojau miegą, dabar jis vėl irzlus, vėl verkia, jeigu fone girdit. Gulėjau visą laiką prie jo, prie kompo tenai, pasiėmiau kompiuterį, gerai, kad buvau pasiėmus kompiuterį, nes Rolandas išvažiavo tada vaikų pasiimti, žodžiu, aš prie jo ten ir sėdėjau. Ir prie kompo dariau dalykus ten, klientų visokius nesibaigiančius. Ir dabar Rolandas grįžo su vaikais, vaikai jau pavalgė vakarienę, aš pavalgiau pietus, faktiškai kaip ir vakarienė gavos. Tai pagalvojau, kad reikia pabaigti video filmuoti, nes taip ir nepabaigsiu, tai atėjau čia su jumis, tepuosi serumus savo, šiaip šitas man labai patinka, čia yra keramido šotas, keramido ampulė, čia nežinau net kaip pavadinti. Labai patinka dėl to, nes jisai toks yra, keramidai šiaip yra kaip riebalas, ta tarplastelinė medžiaga, kuri yra odui, vienu žodžiu, nemoku paaiškinti jau tais visais terminais, nes su kosmetologijom kurį laiką nebedirbu, tai jau nebeprisimenu tų visų dalykų, bet žinau, kad keramidai svarbus yra odai, jos putlumui, jos tai tokia gyvybė ir panašiai. Tai šitą užsisakiau iš Yes Style, galėsiu nuorodą palikti aprašymę. Ir labai patinka, čia jau man realiai pusės buteliuko nebėra. Čia aišku nesimatys, nes nefokusuoja. Tai žodžiu, šitas man labai patinka ir dar naudojau šitą, tik tai neparodžiau jum. Tai gal prieš tai jau buvau rodžius. Tai šitas yra tonikas. Tonikas čia jis yra, nenoriu sakyti pavadinimą, nes čia yra Pyung Kang Yul, žodžiu, pavadinimas kažkoks korejietiškas turbūt. Žodžiu, čia yra raminantis tonikas su kažkokiais dalykais, gal žaliaja arbata, nežinau, bet irgi labai fainas, labai pridrėkina. Tai šitos dalykus dabar naudoju, to toniko esu išnaudojus gal kokį 5/5, dar jo taip normaliai yra, nes ne per seniausiai realiai gavau, bet žodžiu, labai man patinka, ypač va šitas keramido serumas, tai, žiauriai fainas, tai galėsiu palikti nuorodą aprašymą, galėsit pasižiūrėti. O kremui dabar naudoju šitą Aronix kremą su pantenoliu. Čia yra jisai Cica Repair Cream, šviesinantis ir anti-wrinkle, tai žodžiu, toksai tipo, jau kai tau 30, tai šitas man irgi labai patinka, nes irgi labai gerai drėkina. Ir mano oda, kadangi sausa, tai man pats tas. Va, visko prisitepliojau, dar tik tai ant lūpų užsitepsiu lūpų kaukę. Ir viskas bus. Neturiu priešai save veidrodžio, nes dabar esu atidariusi spintelę, ant kurios yra veidrodis. Tai žiūriu į tą viewfinderį, kad matyt. Tai va, viskas. Čia kambarį tai pas mane visai geltona, visai kaip Simpsonas atrodau. Ko dar nesu padarius ir šita dėžė pas mane stovi jau kelias dienas. Burga pasiūlė bendradarbiauti, nežinau, čia kur nors rašo, nerašo. Va, Burga. Pasiūlė bendradarbiauti ir aš aišku sutikau, nes Burgos produktus naudoju, turiu gertuvę, turiu telefono dėkliukų porą, turiu tą telefono dėkliuko tą tokį žiedą, kad laikyti telefoną būtų patogiau. Ir jie, kai pasiūlė bendradarbiauti, aš aišku sakau, čia net galvoti nėra apie ką, nes, sakau, jų produktus naudoju ir labai man patinka. Ir aišku, jų produktai, nėra patys pigiausi, bet dėkliukai tai žiauriai geri. Tuos, kuriuos dabar turiu, jie nėra nei susibraižę, nieko, bet aš jau naudoju, nežinau, tikrai virš metų jo. Nes tada aš prieš kalėdas, man atrodo, nusipirkom su Rolandu abu telefonam savo dėkliukus.
tai viskas dar žiauriai gerai. Ir mano telefonas krenta labai dažnai, nes ir vaikai tenai, ir Nojus vis paima tą telefoną, numeta kur nors, aš irgi tokia visa nevėkšla esu, tai mėtau, tai mano telefonas nėra nei suskydęs, nei nieko, viskas jam super, tai žodžiu noriu su jums atidaryti. Tai pabandysim čia mes ir atidaryti. Šiaip su jais bendradarbiavimas yra ne čia YouTube'ai, o Instagrame, bet aš galvojau, kad su jumis atidarysiu šitą dėžę ir pasižiūrėsiu, kas yra viduj. Patinka. Čia yra mano kompiuteriui. Tas dėklas, nedėklas, viršelis, nežinau kaip pavadinti. Žodžiu, čia kompiuteriui. Čia pasiėmiau 2 kompiuteriui ir 2 telefonui. Va toks va bus kompiuteriui, toksai čia kažkoks raštas, bijau sumeluot, koks ten čia tas gyvūnas, čia ne zebras gal. Kad, man atrodo, čia kažkoks kitas gyvūnas, ne zebras. Žodžiu, va toks va raštas. Ir tada yra geltonas. Ilgai galvojau, kokią dar spalvą pasiimt, bet nusprendžiau pasiimt geltoną, nes geltona yra mano brendo spalva. Ir šiaip man geltona labai patinka, tai va toks va dar yra, va toks va raštas. Ir tada, jeigu gerai prisimenu, pasiėmiau ir derančius dėkliukus telefonui, kad būtų komplektai. O, va toks va, geltonas irgi, kad derėtų prie kompiuterio. Ir čia tada yra tas elitinis dėkliukas. Čia jau šitas jau tas labai geras skaitosi. Su visokiom tam papildomom apsaugom, papildomais sutvirtinimais, tai toks, kad derėtų prie kito dėklo kompiuterio. Tai nu labai fainai. Aš aišku, kadangi dar turiu nufilmuoti video Instagramui, arba nufilmuoti video, arba ten nuotraukas padaryti, dar nežinau, dar tiksliai nežinau, ką darysiu. Turiu Instagramo postai kelt ir storių seriją, tai dėl to dabar dar nieko čia ant savo telefono nesidėsiu. Tik norėjau labai pasižiūrėti, kaip atrodo. Bet dar nieko ant telefono nesidėsiu, viską sudėsiu atgal į dėžę ir jau kai ateis tas momentas, kai prisiruošiu nufilmuoti, šiaip reikia man būtinai nufilmuoti, man atrodo, per šį savaitgalį. Ir dar prisiminiau, ką šiandien gavau. Šiandien gavau maudymosi kostiumėlius iš Temu, nes, nu, kaip ir minėjau, nusipirkom kelialapius į Turkiją ir supratau, kad neturiu jokio tokio maudymosi kostiumėlio, kuris nepadarytų manęs bobutę. Tai galvojau kažką tokio įsigyt. Ir žinot, kad man Temu labai patinka, man ten viskas labai gražu. Čia dabar nesimatys, žodžiu, čia taip pat yra, nu matote, ne? Ir čia tada persikryžiuoja ir susiriša nugaroje šitie diržiukai. Ir tada aukštanto liemens pantalonai. Nu dabar tai atrodo tikrai kaip močiutės pantalonai, bet realiai tai visai gražiai užsidėjau, viskas žiauriai gerai tinka, aišku, čia mokėjau gal už vieną kokius 10 eurų. Kažkas panašaus, tai tikrai nepermokėjau, o kokybė tokia pati kaip to maudymuko, jisai toks vientisas yra, kurį turiu juodą visiškai. Tai kokybė yra tokia pati kaip to, už kurį mokėjau, ten tada mokėjau su labai didelė nuolaida, nes užsidarė parduotuvė ir buvo išpardavimas tas galutinis. Bet šiaip tas maudymukas virš 100 eurų kainavo. Ir šitų kokybė yra tokia pati. Tai va. Ir yra va toks. Čia va yra toksai baltas viršus ir mėlyna apačia. Čia aišku dabar nesimatys. Ir yra toks iškirpimas ir nugaroj, ir viršuj, ir jie yra sujungti ties liemeniu. Tai va. Tai šitą irgi matavausi, irgi labai fainas. Ir pas mane, aišku, su pilvu problemos. Jis nėra tiek išsipūtęs, kiek anksčiau. Ir galbūt nebėra jau tiek ir riebalo, kiek anksčiau, bet oda yra, labai daug odos turiu. Tai tą odą reikia kažkur sukišti. Nes, nu, oda, tai žinot, sportuok nesportavęs, dietos laikykis nesilaikęs, ta oda nesusitrauks. Tai čia nebent pjauti reikėtų, arba ten kokias procedūras brangias darytis. Tai žodžiu, nusipirkau 2 maudymukus ir dar esu užsisakius suknelių ir kažkokių tokių, nu, vasarinių žodžių dalykų, kurių aš neturiu. Nes prieitais metais vasarą aš ten iš vis buvau pučka ir nenorėjau visiškai niekaip aš ten per daug nei rengtis, nei puoštis, nes aš pati savo žiauriai nepatikau. Šiais metais jau truputį geriau man yra ties šituo dalyku, tai va, tai
nusipirkau ten suknelių, dar kažko, nu žodžiu, parodysiu ir man atrodo, kad darysiu dar vieną užsakymą, nes sakau, ką be užsisakau. Aišku, aš visada skaitau atsiliepimus, žiūriu kaip ten kas, visada ieškau, kad atsiliepimai būtų su nuotraukom, kad pasižiūrėčiau, kaip iš tikrųjų atrodo tas dalykas, tai dar nė karto nenusivyliau. Buvo gal kokia pora prekių, kurios man netiko, bet tada tiesiog gražini ir viskas. Ir čia vieną buvom siuntą užsisakę, kur buvom pirkę vaikam gertuvės. Tai Lunos gertuvė labai faina, dabar iki šiol naudoja, o su Tajaus gertuvė ten kažkas ne taip, bet ta gertuvė kažkokia keista labai. Ir Nojaus gertuvė buvo brokuota. Tai žodžiu, padariau gražinimą ir Temu man sako, nereikia pinigų gražinti, nereikia prekių gražinti, pasilik prekes, mes tau gražinsim pinigus. Tai va, tai pasilikau tas prekes, na aišku, tą Nojaus gertuvę išmečiau, o Tajaus gertuvę, nu ją įmanoma naudoti, tik tai jinai nėra tokia labai sandari, tai nesineša jos į darželį, naudoja tik tai namie. Tai va, tai atgavau pinigus, o prekes pasilikau. O vat, ką sau be užsisakinėjau, tai viskas man labai ir tiko, ir patiko, ir kokybė labai gera, tai nežinau, aš nė karto dar nenusivyliau ir girdėjau labai daug tų istorijų, nu vis čia man kas nors parašo, kad o Jėzus, Temu ten skemais užsiima, kortelės duomenis vagia ir panašiai, tai aš manau, kad jeigu būtų tokie kažkokie aferizmai vyktų, tai man atrodo, kad ES tikrai būtų uždrausta Temu prekiauti, nes ES labai griežtai visus tos dalykus žiūri. Tai nežinau, kiek tame yra tiesos, ar čia tikrai Temu, nes mes žinom, kad žmonės mėgsta spausti ant nuorodų visokių keistų ir panašiai, tai negaliu nieko apie tai pasakyti. Ar jūs būsite vogti Temu perkant ar ne, tai aš nereklamuoju, nesakau, kad eikit būtinai pirkti, bet aš tiesiog rodau, kas man tiko ir patiko ir aš ką užsisakiau, o aš visada moku su Apple Pay. Ir Apple Pay tuom yra gerai, kad tiesiog neįmanoma atsekti kortelės duomenų. Tai kortelės duomenų nemato nei Temu, niekas nemato, nes yra tiesiog mokama per Apple Pay. Tai va, tai šitą dalyką naudoju ir viskas kol kas man labai gerai. Kitą savaitę turėtų ateiti kita siunta su suknelėm, tai manau, kad pasidalinsiu su jumis irgi, ką gavau, ar patiko ar nepatiko, gal ir pasimatuoti šiais kaip nors, nu jeigu bus ten kas nors gero, jeigu liksiu patenkinta. Tai manau, kad parodysiu irgi, ką nusipirkau ir manau, kad čia ir pabaigim šitą video, nes nebežinau, ką čia jums dar papasakot. Ir eisiu dabar redaguoti, nes jau vakaras yra ir tikiuosi suspėti dar šiandien įkelti ir kad nebūtų ten kokia 11 valanda. Tai ką, nepamirškit prenumeruoti šito kanalą, jeigu dar to nedarot, sekit mane Instagrame aš esu Lulu ir mes ir susitiksim kitą kartą. Ate!